va, koksai rožinis važiuoja. Sveika kompanija. 3 savaitės buvau dingusi. Dingusi, manęs niekur nebuvo. 3 savaitės išeiginiavau. Na, labai visi veržėsi dirbti. Gegužės mėnesį, tai aš per daug nesiveržiu. Na, matyt, kaip sako, aš galvoju, jeigu taip veržės, reiškia, visi birželį eis atostogų. Nu ir akurat. Ten gal 3 eis atostogų, tai dabar visą birželį aš turbūt varysiu non-stopu. Nu, bet aš net gegužį visą pailsėjau. Tai va. Bet dabar taip tingisi važiuoti. Aš jau nebemoku net važiuoti, taip kažkaip keistai važiuojasi, viskas neįprasta. Nu, žinau, 3 savaitės namuose. Ir svarbiausia, kad 3 savaitės prailsėjau ir manęs nejudino niekur, nei tenai į Vilnių. Nu, vieną kartą Latvijai buvau. O taip niekur manęs nejudino. Nu, tai va, tai dabar, aišku, reisas, kaip visada toks davė vėl visokius žurnalus ir viešbučius vežioti, tai ten taip iški nelabai noris tiesiog. Tai gerai, kad tu į tos pačius viešbučius, tai ten žinai, kad ten problemų nebus, tai bus normaliai. Nu, kaip sakant, žinai, kur ieškoti ir kur privažiuoti, žinai. O tas svarbiausia. Tai kad dabar va, išvažiavau 8 vakaro, tai va vėl non-stop. Ir aišku, blogai tas, kad aš visą dieną jau esu, kaip sakant, toks va, ant judesio. Jau aš jau dabar pavargusi. Nu, bet nieko. 3 savaitės pailsėjau, galima pavaryti. Ir ką? Šiaip būtų kaip ir viskas okei, bet prakeikta ta vasara su savo erkėm. Mano šuo jau tokia biškė istorija apie mano šunį. Jis jau senas, ten gal 12-13 metų jau jam, tai kaip sakant, jau tuoj 100 metų pasieks, jau 80 metais senukas pagal mūsų amžių. Tai jam jau labai sunku vaikščioti, bet šitą išeini, 100 metrų nueina ir jis jau viskas, jis jau pridusa, jis jau nebepaeina. Tai žinai, toks pasivaikščiojimas. Na tai galų gale ryžausi, galvoju, nu kiek galima. Nes kas iš to, kad tu su juo išeini, bet tu pasivaikščiok negali. Tai šitą tai paėmė, nupirkau vežimėlę čia. Pasirodo, tų vežimėlių yra visokiausių rūšių tenai, kokių tik nėra. Nesidomėjai, atrodo, kad jų nėra. Bet blogiausia tai tas, kuris tau atrodo, o jau tas va labai tiktų ir va, būtų gerai, kaina nuo 200 iki 400 eurų. Ne, nu galvoju, auksiniai vežimėliai. A tokie, kur tokie papigiai, tai ten tokie, nu labai, jie tokie matos tokie arba nepatvarūs, arba kažkokie, nu kažkas vis tiek ten ne to. Nu tokie daugiau panašus į vaikiškus vežimus, nu kažkaip su to vaikišku vežimu man nelabai norisi stumdyti. Nu bet nusipirkau ten tokį beveik vaikiškas vežimas, net tai kaina buvo, svarbiausia, įsigijau už 70 eurų. Ten PVM-as prisidėti 80 eurų kainavo. Bet jis toks ne visai kaip vežimėlis, bet toks biški žemesnis, bet, nu, biški geriau negu vaikiškas vežimėlis. Bet panašus. Jis man darykė, kad tokiais laukais važiuotų, ne šiaip asfaltų važinėsi. Bet aš tai dar galvoju, velnis, neįsivasak, tik nusipirkau ir jau žiūriu, jau po kelių dienų pabrangę, jau virš 100 kainuoja tas vežimėlis. Nu, galvoju, spėjau nusipirkti. Bet aš pagalvojau, velnis galvoju, tu senas šuo. Ir dabar galvoju, bus prikolas, kai aš nusipirksiu ir tas šuo užlenks kojas. Nu, žinokit, ne veltui pagalvojau. Na, gavarila, praktiškai, beveik. Pipiu, aišku. Jau taip lyg tai viskas gerai buvo. Kitą dieną išvažiuoju, aš ten kažkur buvau išvažiavusi, dar kad grįžau. Šuo be reakcijos. Jis guli, tu jam daryk, ką nori. Jam tai būdavo prie kojos, jis labai bijo prie kojų, kai lietiesti. Nagų karpyti, ten tragedija. O čia daryk, ką nori, jis jokios reakcijos. Kaip iš vis be reakcijos. Ir pasirodė. Nuvarėm į tą, nuvariau, ir svarbiausia, sekmadienis, išeiginės, galvoju, taigi viskas, kur daktarą rasti. Bet ačiū Dievui, pasirodo, veterinarkės dirba visom dienom. Nuvariau. Bet buvo tėvo diena, tai galvoju, tėvo diena irgi nedirba, bet žiūriu, dirba. Tai matyt, gal toks pusiau savininkas gal dirba, tai nuvarau. Ten patikrų temperatūra nėra. Bet ir matęs, kad nėra temperatūros, bet sako, ten kažkokia krūvina, išangė krūvina. Tai gal kokių kaulų davėt. Prieš 4, tai va dabar, kaip pagalvojot, kai ten būna vištų kaulų, oi, negalima duoti, tu galvoji, ai, nu, va, daviau, nieko nebuvo, kam toliau duoti. Tai va, iki 1 kartą. Nu, bet aš gau čia prieš 4 dienas gal daviau, tai kažkaip, tai,
Ir paskui prisimenu, kai mano dėtis ant kažkokius tai vištų sprandelius jam virdavo. Va, galvoju, nuo šitų sprandelių ten matyti, tai jis kaulas yra, nenugalvoju viršūnė. Bet aišku, čia dar ne faktas, kad čia ir nuo to, dar gali būti ir nuo erkės. Nes įtėtos erkės mes ant kiekvieną dieną jas traukiam. Ir tada, kai atvedžiau irgi su erkėm. Tai čia gali būti, kaip sakant, viskas viename. Tenai įdėjo lašelinę. Prileido vaistų, ten dar nuo kraujavimo. Nu tai vakare liktai jam geriau jau toks biškiau reakcija atsirado. Nu ir šiandien išvažiuojant jau irgi tokia biškiau reakcija. Jau bent jau reaguoja. Ir irgi antrą dieną vežėme vėl pas tą daktarą. Tai vėl suleido viską, bet jis jau bent jau bijojo. Jau matęs, kad bijo tenai kažkiek priešinas, nu reakcija atsirado nors. Bet tai žinot, kartais ta reakcija būna ir prieš mirtį. Aš atsimenu prieš tai, kai dar buvo apsinuodijus vienas mano šuo, jis irgi taip, o, atrodo jau lygtai atsigavo, jau toks lat ir pavalgė kažką, šikšt, ir paskui numirė viskas. Atrodo, o, jau atsigavo lygtai, nu tai va, čia dar džiaugtis nereikia, vienu žodžiu. Galvoju, va, tau vežimą nusipirkau ir nepanaudosi. Tai dabar vėl toks irgi apydas. Ir kaip pagalvoju, kokia kaina. Aš už tyrimus, už tos visus, už pirmą tą kartą 40 eurų sumokėjau, dabar 25 eurus už tą jau antrą kartą. Taigi, kaip pagalvoti, jeigu būtum toks biednas žmogus, kur neturėtum pinigų, taigi viskas, šuo pasmerktas praktiškai. Taigi neturėtum ko susimokėti už jo gydymą. Tai čia gerai, čia už vieną kartą tokia 40, bet tai darbą reikės rytoj dar reikia, šiandien buvom. Rytoj dar reikės, dar jau 2 kartus reikės, taigi po 25 eurus kiekvieną kartą. 200 praktiškai eurų už šuns gydymą, tai dar nežinia, jisai pagis. Va, tai jeigu tu biednas žmogus, iš ten neturi pinigų, viskas, tai praktiškai šuo pasmerktas būtų. Šiandien turbūt jau vis tiek mušim rekordą. Nu, rekordo nesumušim, nes aš visą laiką važiuoju, tai kai namo važiuoju non-stopą, tai dabar bus non-stopas. Bet bjauriausia, žinot kas bjauriausia, kad pasienio iš ryto kirsi. A iš ryto ten bus visos fūros. Tai va, biški nekas, naktis būtų buvę geriau. Na, bet, kaip mane pakrovė, tai aš išvažiavau, čia jau problemos. Kai pagalvoju, būtų Tacho, tai su Tacho aš tik tai trečiadienį atvažiuočiau tą Hamburgą. O dabar turiu atvažiuoti iš ryto, jau ne iš ryto, bet jau vis tiek per vieną dieną praktiškai. 2 dienų maršrutą įveikė. Tik tai labai gera važiuoti darbo dieną, nes nieko nėra. 3 savaitės nesėdėjus prie mašinas, plus važinėjau su Chrysleriu, su automatinė, paskui važinėjau su to savo Toyota, o tenai Toyota atbulinis bėgis yra kaip čianais 6. Ir čia dabar įsėdu, reikia važiuoti, jungiu atbulinį, nevažiuoja atgal. Taip kažkaip, ar tai užgesta, ar kas, paskui dar kažkaip, nu niekaip nevažiuoja atbuliniu ir viskas. Lemba galvoju, kaip bėgis atbulinis dingo, bet tai irgi kažkaip keistai, taip nei iš jo, nei iš to. Aš sakau, lemba kažkas šiandien to, gal pasižiūrėsiu, kur tas bėgis jungas, pasižiūrė visai kitom pusėm. Na, vienu žodžiu, aš iš 6 bėgį, kad varau, aš ten užgesta, kaip bandau atgal važiuoti. Vienu žodžiu, va kaip būna, kaip pripranti prie vienos mašinas. Niekas nežadėjo tokio lietaus. Niekas nežadėjo tokio lietaus. Eikit jūs teklam. Garsai geri. Eikite. Kaip mėstas kalą. 6 ryto aš dar važiuoju, dar nebuvau sustojus, nu tik tai degaliniai sustojus ir viskas ir turka. 6 ryto aš, bet jau atjunginėja, dabar biškai pasivaikščiau, taip geriau pasidarė, bet vis tiek. Čia prie tos sienos, kaip visada, kamštis nuo tų fūrų, todėl dažniausiai čia mes niekada man pro tą Svietsko sieną neišeina važiuoti kito Frankfurto Oderio. Visą laiką tenka per miestą važiuoti, bet tenai gerai, pravažiuoji, išlendi, aišku, jeigu tenai nėra kamščių, nes tenai jeigu užsikemša, tai ten irgi būna labai linksma. Nu, bet dabar dar 6 ryto taip va nėra, tai dar jie visi nepabudė. Bet jau bunda, jau kaip sakant, spėjau prašokti.
Todėl aš siūlau, kas su busais važiuokite tik tai pro Frankfurto Oderį. Bet čia amžinas remontas. Suremontuoja ir vėl iš naujo. Ir vėl čia laukysies. Nu kas, ką jie čia daro visą laiką? Tik suremontuoja, po kiek laiko vėl jie čia užsidaro. Viršūnė. Dūmai parūko. Kilometrai iki posūkio. Dabar panašu smigau čia pusei dienos. Jeigu viskas gerai sekasi, tai žinau, papulsi į kamštį. Pirmas iki vidinių kelių Hamburgo tiltų važiuoju. Čia kažkoks remontas. Man tai šiaip čia mais reikia. Hamburgo tuneliai, remontai tuneliai. Tikėkimės ten pasukau. Liko paskutinis taškas Hamburge. Jeigu aš jį nespėju, man šakės. Va kaip tualetai atrodo. Tie dušai Vokietijai. Ganėtinai tvarkingai. Rytas ankstyvas. Blogiausias laikas važiuoti, tai prieš 8. Vietoj 15-10 minučių važiuosi vos ne valandą. Tai kad jiem ten labai jau užnižo tas variklis, tai paskui jeigu atvažiuosi ten nuo 8 laukti manęs, tai mane užmuš. Sakysim, net ir net važiavo, net ir iš ryto. Kad kas nors mokėtų man už tą skubėjimą. Bet vis tiek gerai miegojasi, šalia nebuvo jokių tenai. Nei besismaugančių nebuvo, nei sujungtais varikliais nebuvo, nei šaldytuvų nebuvo arti stovinčių. Tai labai gerai miegojasi. Aš dar pavargus buvau. Ir dar į dušą spėjau nueiti. Dar geriau. Kaip naujai gimusi. Ir šonkeliukais važiuoju. Šitą traukinys važiuoja kairiai pusiai. Galėjo pravažiuoti koks nors. Būtume pažiūrėję traukinį. Laukia, nieko uždaryta. Tai šitoj pradėsiu visų kurjerių siuntinius visus rinkti. Važiavo Amazonas, nuo ką jums čia dabar valandą laiko laukti, uždaryta viskas. Man paliko. Bet irgi galvoju, blema pasitikėjimas, a jeigu aš pasiimsiu, ką jis žino, aišku, visi čia laukia, ką jis žino, aš nepasiimsiu, neatiduosiu ir viskas. Bet aišku, jis jaučiu mano mašinos numerius nusifotkino, kad jeigu kas spėju, nes taip atiduoti, žinai. Buvo 5:30, matyti ilgai dirbai tenai priėmimais. Dar nuėjau, nusipirkau hot dogų, nes kaip nenusipirksi. Valgyti nepirkau, nes turiu ką valgyti, jeigu norėsiu šildytis. Bet aš būna taip pavargstu, dar karšta, tu net nenori nieko valgyti, aš ką pasiimu, tą parsivežu. Bet tai, kad atstumasgi čia nemažas, mažas. Ir tai, kol priėjau, pridusau. Ne tik, kad pridusai, bet nugarą labai skaudėti pradeda. Tai kas bus toliau, man tai toks darbas. Čia labiausiai kenčia nugara ir raumenis.
be pavyzdys. Ne fūros šiandien smaukas. Važiuoja tokie pindukai priekyje, visą kelią taip smaukaisi. Nes kažkaip pindukai su savo tais triperiais nepavažiuoja. Ir su stopudovai sėdi kokia nors boba, kaip visada, čia stilius, arba kebabas. Tenai tai boba greičiausiai, nes irgi tokio mašinom dažniausiai bobas sėdi. Atsiprašant, bet aš nežinau, čia bobas gali būti ir vyras iš vienos pusės. Iš laikais vyrai pralenkia kartais ir bobas net. Būna ir vyrų tokių, kad net boba geriau važiuoja. Išvažiuoja tokie, žinai, turistauti arba kebabų ėsti ir slenka savo kaifuodamas, vairuodamas. A kad čia pusėgi, tu čia, kitas čia skuba dirbti, tai jam vienodai. Ir per tokius, kiek tu prarandi laiką, jie praktiškai atima tavo poilsio laiką. Čia ne tai, kad tu ten nespėsi kažkur tai išsikrauti ar ką, bet jie tavo poilsio laiką atima dar tuo pačiu. Žut pailsėjus, tu ilgiau dirbi ir ilgiau smaukaisi. Nu, kad nors pirma būčiau dar prie to tenai, nors nufilmuočiau ką nors. Užsipyliau kurą, vadinasi. Čia va galvojate kamštis? Kiek nieko nėra. Nei remonto, nei avarijos, ten nieko nėra. Priekyje smaukosi keli gandonai, pamatė ženklą 50, nors jisai čia visiškai beprasmiškas. Ir va per tuos kelis apsišikančius, kurie nepavažiuoja ir važiuoja kilometro atstumais, va koksai kamštis. Vien dėl to, kad kažkas nepavažiuoja ir apsišika anksčiau laiko, negu reikia. Čia galvojat piko metas. Čia ne piko metas. Čia 11 valandų dienos. Kur visiškai ne pikas. Čia tuščias kelias būtų. Vokiečiuose arba belgose. Kur dingote visi? Va, iš Olandijos į Vokiečius įvažiavau ir tuščias kelias. Tuščias. Nieka. A tai buvo kolonomis sėdi. Taip, pasiėmiau kažkokią tai naują. Chicken kebabas kažkoks tai kaviniai. Pažiūrėsim, ar skanus ar ne. Gerai, kad daržovės yra, man tas patinka, nes kitur pasiėmė, tai daržovė būna nėra. Jūs galvojate, aš jau Lenkijoje? Jūs galvojate, kad aš jau Lenkijoje? 7 valandos, aš dar Vokietijoje. Nu, aišku, čia sustojau, kad nereiktų knistis kamščiuose, bet va. Nu kaip. Aš jau į namų pusę važiuoju. Kiek čia man? Koks rekordas? 1333 kilometrai, bet aš dar čia prie, kaip čia pasakyti, Ostrovo Mazovievsko. Važiuoju miškais, nes jau autostrada. Na, aišku, dabar nebevažiuoju autostradą, nes bus daug tų triperių jau. Nu, dar nebus, bet vis tiek pasitaikys. Nu ir plius, žinot, labai miegas traukia. Labai nuobodybė tokia. Bet aš nežinau, ar čia Lenkijai šventė kažkokia tai, ar čia kas pasidarė. Bet toks beprotnamis buvo, toks beprotnamis. Eismas, ten aš nežinau, iki 3 nakties, ten turbūt kaip diena buvo. Kolonomis ėjo. Ypač vokiečiais ir paskui taip iki kažkur tai iki Konino, ten einam peko, kiek jų buvo. Paskui ačiū Dievui visi kažkur dingo ir buvo tuščia. Bet aš nežinau, kas ten jiems pasidarė. Tai greičiausia, ir kažkodėl tai fūrų mažai labai buvo. Tai aš spėju, čia ar nebus čia šventė kažkokia tai. Nu ir šitą. Įdomiausia tas, kad, pavyzdžiui, Belgijoje, Vokiečiuose, atrodo, o čia kiek mašinų daug, va viską, bet aš nežinau, važiuoji visai normaliai. Nėra tos tokios masės, jų daug, bet nėra tos masės didžiulės. Labai tokios milžiniškos. Tuo tarpu Olandijai, visą dieną važiavau Olandijai
Tai visą dieną buvo kaip didžiausio piko metas. Nu, kaip visada. Mašina prie mašinos, kolonomis ir 2-3 juostom. Ir visą dieną šunkeliuose irgi lygiai tas pats. Tai aš ir taip visą laiką. Tai aš ten tai Olandijoje visą išsiveikiau jau nuo tos masės, nuo to vaizdo, kad jau paskui šakės ten būna. Aš paskui vokiečiuose biškį atsigavai. Ir svarbiausia, iš Olandijos į vokiečius važiuojant, vėl ten, tie vokiečiai turniuoja, tai kaip patikra tipo. Tai kai ten kamštė stovėsi, tai vėl ten važiavau aplinkui ir kažką miestelį važiuoja, žiūriu policiją. Bet aš jos visada jaučiu, kada jie mane stabdys. Ir aš jau pajaučiau, viso. Jie mane jau, tipo, jau pastebėjo. Bet tai važiuoju pasistam prabavą. Bet jie iš karto svarbiausia nepuola tave stabdyti, tenai gaudyti. Dar taip nepuola, tu net nežinai dar. Ir tu net nematai jų, jie ten kažkur pasisukaliuoja ir paskui iš viso iš horizonto jie man dinga. Tik po kurio laiko jie iš kažkur tai išlenda, tave sustabdo. Ir aš pastebėjau tokį barį visą laiką. Jie iškart nepuola stabdyti tenai, važiuot paskui. Jie po kiek laiko, po kokių taip poros minučių atsiranda. Ir žiūriu, akurat sustabdė. Bet svarbiausia, įdomus jie irgi. Šalia buvo parkinė, degalinė ir aš galvoju, tą degalinę užsuksiu. Tai jie ten tą degalinę tipo irgi užsuka. Ir taigi nuvesk mane į parkingą tenai ir tikrink. O jie mane ten vidury gatvės susistabdė. Tai galvoju, tai kam ten tos gatvės ten stabdyti ir paskui kitiems trukdyti eismą. Tai ką, parkingas didžiausias šalia. Taip įdomiai kažkaip. Bet nieko, jie ten tik patikrino dokumentus, pasižiūrėjo, bet tai tik vizualiai pasižiūrėjo, į mašiną, į savo mašiną, nieko tikrint. Ir pasižiūrėjo, ką aš ten vežu ir viskas, daugiau nieko. Tai galvoju, greičiausiai, žinot, kaip visokių migrantų ieško. A čia galvoja, žinot, ten važiuoja per tą pagrindinį pravažiavimą, kur tikrai nevažiuoja čia aplinkui, tai gal ką nors veža, žinot, tai patikrinti, dėl ko tai ten nevažiuoja pagrindiniu keliu. Juodu su lietuviškais numeriais, kurių tikrai matos, kad ne vietinė. Tai vienu žodžiu. Bet taip nieko. Daugiau nieko netikrina. Dabar jau namo važiuoju, ne namo, bet jau, kaip sakant, į bazę. Tai pirmą kartą gyvenime, kai nereikėjo niekur. A kokie buvo bairiai. Ten kaip visada, Olandijai detalėse buvo gerų bairių. Ten kaip visada, tam vienam taške, aš nežinau, jie tokie visi keisti kažkokie, tai krauna bele kaip. Ten jų tą skambutį baisu daugiau kartų paspausti, nes jeigu tik daugiau paspausit, jiems tai jau viso, jau tragedija. Ir dabar atvažiavau 12 ar 10-15 kažkur buvo, taigi dar 15 minučių, aš per 15 minučių galiu laisvai pasikrauti. O pas juos užsirašė, kad 12:30 ir iki 1 yra pietų pertrauka. Paskambinau ir žiūriu akurat, ir nieks netėjo, nieks absoliučiai. Ir galvoju, tyčia mato, kad tuoj bus pietų pertrauka, tai specialiai nėjo, kad nereikėtų čionais dar, gal dar paskui reikės per pietų pertrauką dirbti. Suskiai galvoju. Ir svarbiausia, tu girdžiu, kad tenai tam sandėly ten yra žmonės, ten girdasi, kaip ten kažką ten lažnai. Ir aš specialiai ten tiktoką klausau, ten pasileidus ant garso tenai, visą sandėlys ten turbūt pajūtų, mano to tiktoką ten skambėja. Bet jų nulis reakcijos, absoliučiai, blemba galvoju, zarazas. Tyčia nėjo, kad nereikėtų dirbti. Nors atvažiavau anksčiau, tai praradai visą valandą. Tai vienu žodžiu. Ir paskui tos detalės irgi. Kitur prikrovė irgi pilną mašiną tų dėžių, tokias 2 paletės. O man ten dar reikia įsikrauti. Išardžiau aš tas paletės. O ten tose paletėse, ten tuščia, ten nieko nėra. Jie įdeda didžiausią dėžę, o toj dėžį ten kokios kelios detalės. Tai žinote, dar būtų nieko ten tos detalės. Gerai, aš išėmiau tas visas detalės, ten praktiškai net pusės buso, iš tų detalių net pusės buso nebuvo. Makulatūros pusė buso tenai. A dar tai sudėk tenai, paletės nestandartinės. O tas kartonas toks storas, peiliukas sulaužiau. Tenai vienu žodžiu, peiliukas ten mano jau sulūžo, ten bepjausant tą kartoną, ten toks vos ne... Gal gerai, kad dar į medinį dėžę sukalė. Tokie įdomus tenai, aš sakau, kam ten dėti tas dėžes. Pas vienintelius vokiečius vienam taške yra, kur normaliai tau duoda.
kur tų dėžių neduoda. Jie atneša detalės atskirai, ten konteinerį ir tu tenai išsidėlioji. Jokių ten dėžių, ten jie į dėžės jokias nepakuoja. O čia dėžė ar paletė per visą busą atidarai, o tenai viena detalė kokia įdėta ir pusė buso erdvės yra tuščia, tu orą veži. Tai galvoju, ne, nu, įdomus. Tik man keista, kaip jie nesusitarė, kad nepakuotų jie į tas dėžės, nes jau eina peklonu, jeigu taip kiekvieną kartą tą makulatūrą ardyti ir vežioti, tai irgi biškai nervuoja. Nes tos paletės aš būdavo atiduodu kitiems, kad gal reikia, tai pasiema. O čia visos 3-4 paletės, kur vežu, visos jos nestandartinės. Vienos mažytės, kitos labai didelės, silpnos, niekam jų tokių nestandartinių nereikia. Tai vienu žodžiu. Gražiai atrodo irgi iš visų pusių. Ir visur taip daug palaukėse.